Simona. Lukai, ar girdėjai, kokie yra šaunūs mūsų mokyklos mokiniai ir kaip jie garsina mūsų mokyklos vardą? Ne, Simona, aš atostogavau, mokinausi kalbėjimui visokiam. Tai nežinau. Na, Kaune vyko Respublikinė technologijų olimpiada ir net 2 mūsų mokyklos mokiniai pasidalino pirmąją ir antrąją vietas. Tai pasižiūrėkime. Sveiki, su jumis rubrika Svečias. Ir šiandien mūsų studijoje mes kalbinsime Respublikinės mokinių technologijų olimpiados dalyvius Justę ir Eriką. Tai Justė, papasako, kaip tau sekėsi ruoštis šią olimpiadą? Gerai sekėsi. Pasiruošiau namų darbą, užtruko neilgai, kūriau laikrodį. Užtruko, bet sekėsi. O tolesniuose etapuose? Kadangi patekau į Respublikinę, tai turėjom tik 4 valandas, kūriau diržą. Tema buvo aksesuaras moderniam drabužiui su tautinė ornamentika. Buvo gana mažas priemonių pasirinkimas, bet pavyko. Ir ką pasiekei? Užėmiau pirmą vietą taikomojo meno technologijų, taikomojo meno amatų ir dizaino kategorijoje. Erika, kaip sekėsi tau? Man sekėsi puikiai. Kaip namų darbui dariau elnio lentyną, kuri galbūt buvo iš mokyklos. O patekęs į Respublikinę olimpiadą dariau akinių laikiklį. Ir būtent kodėl kilo mintis daryti akinių laikiklį? Nes kažkaip iš pradžių nelabai sugalvojau kažką daryti. Prisiminiau, kad turiu akinius ir prieš miegą neturiu jų kur dėti. Tad nusprendžiau. Tai kodėl nori padovanoti mokyklai, galbūt kaip tik tau labiau reikia to akinių laikiklio? Ne, akinių laikiklis nesidovanojama, kur briedis. Elnis. Darbai, kuriuos darėme Kaune, liko jiems. O kaip tau sekėsi, ką tu pasiekei? Aš laimėjau 2 vietą konstrukcinėse medžiagose. Kompromituojantis klausimas. Ten buvo briedis ar elnias? Elnias. Kodėl? Nes briedžio ragai kitokie. Ar esat numatę dar dalyvauti kokioje nors olimpiadoje ar konkurse? Nu, aš baigiu mokyklą, tai jau nelabai nebaigsiu, nors norėčiau. Bet tu galbūt galvoji kažką sieti su menais? Nežinau, aš studijuosiu dabar. O tai yra kaip? Šiais metais tikrai ne, kitais galbūt. Kodėl šiais metais ne? Užtenka man veiklos parankės. Kadangi girdim skambutį, mes baigiame mūsų interviu ir linkime sėkmės mūsų mokiniams. Toliau! Kadangi skambutis jau nuskambėjo ir mano svečiai užbėgo, tai tuomet lėkiu ir aš. Dėkojame Licijai. Šiek tiek kitoks sportas. Mūsų Žiburio krepšinio rinktinės krepšininkai sugebėjo veikti Kauno Puškino gimnazijos krepšininkus. Taigi epizodai iš krepšinio varžybų. Pasižiūrėkime. Stop sign, I wanna see you through my headlights. You're just a midnight shadow, black and white. You only got me at a red light. You only got me at a red light. You only got me at a Na, rytėm tos varžybos buvo, bet Žiburio pergalė man vis dėlto glosto širdį. Na, gana apie sportą, Lukai. Norėjau tavęs paklausti, ar žinai, kas yra ABAS? 100%. ABA viena iš mėgstamiausių mano grupių. Įdomus variantas, iš tikrųjų apie tai nepagalvojau. Aš nežinau, ką reiškia šis žodis. Tai čia ne grupė, Simona? Ne. Na, pasižiūrėkime klausimėlį, galbūt išsiaiškinsime. Tikrai įdomu. Kiss for you.
Ar žinai, kas yra abas? Abas? Tas vienas iš 2 dainininkų iš grupės ABBA. Arabas? Kas toksai? Abas. Kas? Abas. Ne, nežinau. Ar žinai, kas yra abas? Abas. Abas. Čia apdangalas kažkoks, o ne abas. ABBA ar ABBAS? Oi, abas. Tu turi žinoti. Abas. Aš viską turiu Taip, žinoti. Liveta viską žino. Abas. Čia kažkokia kunigų. Čia nuo šito žodžio atsirado grupės pavadinimas ABBA. Aba. Su arkliais kažkas gal susiję. Nu kažkas su žemėje tvarka. Abas. Tu abelis, matai, va čia gal biškai. Abelis. Abelis. Abas, ne, nežinau, žinau, kas yra apas. Apas yra tas gyvūnėlis, toks skraidantis bizonas iš Avataro. Ten Avataras ant jau užlipęs skraidė. O abas tai nežinau, kas yra. Abas tai aš nežinau, kas yra, bet yra tokia grupė ABBA, tai čia panašiai skamba, aš manau, nuo tokio pavadinimo. Ten tipo kaip kalba ir prarandama, tai tipo nebekalba daugiau. Jo? Ne? Ne? Jo. Aš irgi taip pačiai galvoju. O kaip tu manai? Ar mes Kas yra abas? ABBAS? Tai ABBAS. Gal koks gyvūnas? Nežinau. Kodėl taip manai? Nežinau, kad labai toks pavadinimas, kaip... Nežinau. O kaip tu? Neįsivaizduoju. Abas? Kas toks? ABBAS. ABBAS? ABBAS ar ABBAS? Su B raide, ne? Abas. Labas. Nežinau. Kodėl taip manai? Nes labai panašiai skamba. ABBAS? Tai gal šalis kokia? Kodėl taip manai? Nežinau, nes aš žinau, kad klausimėlį klausia va tokių klausimų ir būna dažniausiai šalis. Neartinkė. Pasakyčiau, bet negražų žodį, tai nesakysiu gal. Kodėl? Nedėsite, ne? Abas, tai čia gal su grupė susiję? Aba. Kodėl taip manai? Panašiai skamba. Gaila Simona, kad tai buvo ne ABBA, ne mano mėgstamiausia grupė. Bet iš tiesų atsakymas mane nustebino. Na, iš tikrųjų, klausimėlis be galo informatyvi laida. Kiekvieną kartą tiek naujo sužinome. Daug naujų terminų, žodžių. Nuostabu. Na, o dabar pirmasis komercinis pasiūlymas. Taigi palaikykite mūsų mokyklos 10-tokus ir nuėję į mūsų mokyklos grupę Facebook'e atsidarykite nuorodą, palaikinkite ir patvirtinkite jų klasės mankštą. Padėkime jiems laimėti. Antrasis komercinis pasiūlymas. Balandžio vidurys, tuoj gegužė, bet oras mums nežada kol kas nieko gero. Taigi, mėly žiūriečiai, neapsigaukite šiais orais, nesusirkite, likite sveiki iki mokslo metų pabaigos. Su jumis buvo Žiburio žinios. Dėkojame Liucijai. Tau nedaug liko. Mamma mia, mama. Puikiai grupė, puikiai dainininkė. Gimme a man after midnight. Va, čia dar žinau. Dar nežinau.